Sveiki gyvi, Alvids Masals. Naują dalyką apie nesipraususių undinį ir pirmą kartą nubandys, kaip pavyzdį, Evalds. Evalds išvažiuom žvejoti ryto į Latviją žiobrių, kiek supratau. Ir kadangi turi daug naujų produktų visokių, ir ne naujų, vulkaną, daunėlį, visą tai dalyką, turbo dauną, bet yra ir naują dalyką, tai yra, reiškia, krevečių kvaps. Tai ir nesipraususių undinį ir žuviais kvaps. Nuo turbo vulkaną, čia dauna, česnaks, viskas ok, ir daunėlį, ir kaip sakiau, turbo dauna, užtepts laiko laiks, kad nebijotom, reiškia, žuviais, sakykim taip. Toliau, kas važiuom pas Evald, tai ir Masal šmanių šėriklėlį, bet dedas vulkans, prisidės Evald, kur norės užsitaisys, reiškia, savo kvap ar skuonten, jeigu viens nepasiteisins kis, nes juk žvejam taip ir, kad ne visada visi, kaip sak, kažkaip ten produktą 100% veik, daug priklauso nuo dainos ir kai kurio dain su veinu, kaip sak, kvapo ten ar pašaro kažkokio gali pagauti, kiek dain suketkau, tai va, ir kada jį pasirinkėms gali to naudoti. Ir va, dar pas Evald išvažiavom, dar nieksanos netor, pirmo veito, tas daiks panašus į šėriklėlį. Jeno galės va pripilti skysčiaus, vein, ar ket, ar daunėlis įved ir padaut žuvelėm. Ir matysim, koks bus rezultatas. Iš tikrųjų, man pačiam įdomu, visko reikia bandyti, bet jau, kaip sako, jau šėriklėlis į prekybų, galit pilnai bandyti žvejoti, viskas į super. Nu į ką, linkėti nam negal niek, bet lauksim rezultatų, galbūt kažko pavyks sugauti ir painformaus, gal kaip video padarys. Nu į va, teik naujienų apie nesipraususių undinį. Alvids Masals, iki.